perskaityti vieną eilėraštį, jis yra knygoje. Jis nėra labai pastebimas, bet man jis senai parašytas, bet man jis ilgus metus tarnavo ir dar kartais dabar patarnauja kaip toks savotiškas kamertonas. Išbandymo meistras. Iš tolo pro dūmus, pro priemiesčių krūmus ateina išbandymų meistras, chromas ir lakas, blizgantis frakas per nugarą, apkabų pleistras. Na, sako jaunuolė, užteks minkyt guolį, skaityt knygeles dorovingas, stebėti pro stiklą žmogelių malyklą ir kankinių dėtis aptingus. Vastogas jau lūžta, įšilusią gūžta, toj vėjai suplėšys, kaip kurtai. Tai ko nekvatoji, į dangų neloji, tai ko debesėlių nepurtai. O gal dar tikiesi pakilti iš degėsių, stovėti ir prieš vėją negriūti, o gal taip iš karto lyg nukirstas kardo geidi teatrališkai žūti. Nežūsi, nežūsi, pasaulį išplūsi, apdegsi, sušalsi, klejosi. O kai praregėsi, man giesmę sudėsi ir ranką sutikęs bučiuosi. Ir dar noriu vieną, gana naują eilėraštį. Man atrodo, kad pereitais metais parašyta. Nežinau, ar aš gerai atsiminsiu, pabandysiu. Dėl to, kad čia buvo daug šnekėta apie tą matomą gyvenimo veiksmą, kurį aš vis bandau pagauti, užfiksuoti. Tai tą aš darau nuo pat pradžios iki, tai vienai, tai kitaip, tai trečiai, tai linksmiau, tai kvailiau, tai dar visai. Dabar aš kaip tas Žučiūnas sako, pagirdėdamas tą darau apie tą veiksmą, kaip kine. Vis greičiau ir greičiau gyvenimas bėga, jau galėtų pailst ir sustot, betgi ne. Nesulėtinęs žingsnio klampoja per sniegą, o nutirpus ledams ėma lėkt kaip kine. Vienas kadras išdygo, kitas kadras sunoko, kol jie keičiasi, vysta ir byra žiedai. Prieš akimirką šoko ir mirė iš juoko, bet nenumirė, tik nusidažė juodai. Net pajuodęs gyvenimas greitina tempą, byra suodžiai ir lapai juodi ant visų. Dieną veja naktis, o vaivorykšte lempa. Nesuspėju prašvisti, žiūrėk jau tamsu. Mirga įvykiai, pozos, rangosi pinas, dvokia prakaitų salėje, tvoskia karščiu, nematyti vaizdai, nenuspėjamas kinas. Ko jis bėga greičiau, tuo daugiau paslapčių. Ačiū.